Sveikinu prisijungusius pasiklausyti eilinio apmąstymo ir kas gal klausėsi mano pasidalinimą apie laimę, tai tikriausiai atsimenat apie tai, kad neįmanoma visą laiką jausti tą laimės jausmą ir būti, kai mes įsivaizduojam, kad laimingas žmogus turi būti visada besišypsantis ir tarsi jo gyvenime negali būti nieko neigiamo. Ir šiandien kaip tik noriu pakalbėti apie mūsų galbūt tas emocijas. Ir viena iš jų tai, kad aš esu niekam tikęs, kad aš esu galbūt niekam nereikalingas, neįdomus ir bendrai visus mintis, kurios veda galbūt į destrukciją, į savižudybę, manau, kad beveik visada yra ta priežastis, kad aš jaučiuosi nereikalingas, nemylimas, nenaudingas. Ir kad galėtume kalbėti šiandien tą temą, tai perskaitysiu ištrauką iš Apaštalų darbų 16 skyriaus nuo 25 eilutės iki 34. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi, staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jog kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją, norėdamas nusižudyti. Jis pamanė, jog kaliniai pabėgė. Bet Paulius garsiai sušuko, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašęs šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojų. Paskui išsivedęs juos į kiemą paklausė, gerbėmieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė viešpatės žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačią nakties valandą jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą. Tai yra ištraukos pabaiga, kurią pasirinkau. Ir tai yra mano viena iš mėgstamiausių ištraukų iš Švento rašto, nes būtent tai yra toks atsivertimas, kai žmogus pakeičia savo mąstymą, pakeičia savo, viskas pasikeičia jo gyvenime. Ir būtent tai yra, galbūt esat girdėję tą tokį palyginimą, kai sako, kad reikia nusileisti iki paties dugno, kad nuo jo atsistumtum ir išplauktum atgal arba išplauktum į tą vietą, kur dar nesi niekada buvęs, gal pasiektum kažką, tai ko nesi dar kol kas pasiekęs. Ir būtent tas pasakojimas apie viršininką kalėjimo, kuris ten sergėjo, kuris buvo atsakingas už įkalintus Paulių ir Silą, ir staiga pamato, kad jų nebėra. Pabudo ir mato, kad jų nėra. Jis spontaniškai priima sprendimą, kad nusižudo, kad jo gyvenimas nėra vertas. Ir dažniausiai žmogus pasielgia taip, manau, kad ir kai kurie galbūt save atpažinsit. Mintis apie galbūt savižudybę ateina tada, kai matom, kad mes neišpildom lūkesčių arba netitinkam tam tikrų reikalavimų, kuriuos nustatė kiti arba nustatėm patys savo. Ir šiuo atveju jis įvertino, kad nesusitvarkė su savo pareigom, kurios jam buvo duotos. Jis nusivylė pats savimi ir tarsi priima sprendimą, kad mano gyvenimas yra nieko vertas. Lygiai taip pat galbūt ir bijojo pasekmių, tai irgi yra viena iš galimybių, kad bijojo pasekmių, kas jo laukia po to, kad jis nesusitvarkė su savo pareigom. Iš patirties, kai būna su manim žmonės dalinasi savo gyvenimu, irgi neretas toks atvejis, kai žmogus sako, negaliu aprūpinti savo šeimos, negaliu nusipirkti savo vaikui brangaus telefono. Ir sako, kad nesu vertas, nežinau, arba save labai nuvertina
įvairiausių priežasčių suranda, kad, nuvertindamas žmogus save, vaikšto tada nuleidęs galvą ir tos destruktyvios mintis veda į nusivylimą. Ir šiuo atveju labai svarbu suprasti, kad tėvai, kurie davė savo vaikams gyvenimą, tai yra daugiausiai, ką galėjai duoti. Ir šiuo atveju šėtonas irgi veikia. Ir mūsų savivertę irgi patikrina arba muša į mūsų silpniausias vietas. Ir tai yra tikrai irgi ta didelė tiesa, kad piktasis muša mus į pačias tokias silpniausias vietas. Čia lygiai taip pat, kiekvienas taip veikiam. Netgi, pavyzdžiui, jeigu žiūrim ne iš blogosios pusės, žiūrėkit, jeigu tu domiesi kažkuria sritim ir, esi stiprus tam tikroje srityje, tarkim, labai gerai išmanai ten apie kompiuterius. Ir, pavyzdžiui, tavęs paprašė kažkas padėti išsirinkti kažkokį kompiuterį, įsigyti, ten paaiškinti, kaip jo naudotis. Ir tu ateini, matai tam tikrą kompiuterį, pavyzdžiui, jeigu tai yra naudotas, ir tu turėdamas patirtį, žinai, kur ir ką reikia tikrinti, o tikrini tai, kas yra silpniausia. Tai, kas yra ten gerai ir kas yra gerai veikiančio, yra patvarus tas daiktas, bet galbūt tam tikros detalės, elementai yra silpnos vietos tam tikro modelio. Ir tu jau tą žinodamas iš karto atkreipsi dėmesį į tai. Čia kaip pavyzdys, kad mes suprastume apie tas silpnasias vietas, į kurias atakuoja šėtonas. Taigi, bet kokiu atveju tavo rūpesčiai tau yra svarbus. Ir niekas nebūna šiaip savo. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, įmam kaip pavyzdį tokį įvykį, kad tu matai, kad nesusitvarkai, nepakanka tau pinigų. Tu matai, kad galbūt tau trūksta išminties. Irgi, aš tai labai dažnai šitą patiriu ir apie tai galvoju, kad man trūksta išminties. Bet vėlgi, kaip tu sprendi šitą problemą. Netgi tai nėra problema. Tai žiūrėkit. Matai, kad yra tam tikras rūpestis, apie kurį tu labai dažnai ir daug galvoji. Ir tau tai tapo, kaip žaizda tavo gyvenimo. Tu esi, nenoriu vartoti kažkokio negražaus žodžio, bet tu save nuvertini, nes turi, uždirbi labai mažai. Arba pas tave per didelės išlaidos, kad galėtum gyventi taip, kaip tu įsivaizduoji, arba kaip tu svajoji. Arba lygini save su kitais, kaip tu norėtum gyventi. Ir kad atsakytume šitą klausimą ir galbūt atneštume tą šviesą į savo gyvenimą, vėlgi grįžkime prie tos ištraukos, kurią skaičiau. Tam apsauginiui, kuris prižiūrėjo kalinius, jam buvo labai svarbu atlikti savo darbą gerai. Ir kaip ir sakiau, gerai atliktas darbas, lygiai taip pat ir pasiekmes. Jis tikriausiai bijojo pasiekmių vėlgi. Bet šiuo atveju jis pasijuto neatitikęs lūkesčių, kad jis nesusitvarkė su savo pareigom ir nutarė pasišalinti iš šio gyvenimo. Taigi, cituoju dabar, kaip yra parašyta, jis pasiprašė šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojų. Labai graži vieta, pasiprašė šviesos. Pasiprašė šviesos. Man tai labai asocijuojasi su mūsų įsivaizdavimais, pavyzdžiui, arba baimėmis, gal taip labiau reikėtų įvardinti mūsų baimės, kai tu bijai, kad kažkas įvyks arba prasidės kažkas blogo pasaulyje. Ir vien apie tai galvoji. Ir tu netgi savo negali įsivaizduoti, kaip tu pasielgsi, jeigu tai atsitiks. Ir tai atsitiko. Atsitiko tas blogiausias scenarijus, kurio tu bijojai. Ir kokie tavo veiksmai. Ir būtent tos mūsų baimės, kai mus vis tiek šėtonas irgi kažkokias mums mintis kiša, mus išvargina, kad mes kuo mažiau miegotume, ilsėtumės ir
kai mes esame silpniausi, jis dar atneša tokį galbūt didžiausią mūsų gyvenime išbandymą, kuris mums taip atrodo, kad yra didžiausias ir mes, pasiduodam. Ir grįžtant dabar prie tos minties, pasiprašė šviesos. Žiūrėkit, tai, kas jam buvo labai svarbu, nežinom kiek laiko, ar jis buvo jaunas, ar jis buvo vyresnis šitas sargybinis, bet jis pasiprašė šviesos staiga, ką jis suprato, kad jis tai šviesai atėjus į jo gyvenimą, jis suprato, kad visa ta praeitis, visa karjera, visas tas darbas, kurį jis atlieka, ir visi tie lūkesčiai savo pačiam ir kitų neturi jokios prasmės. Visi tie lūkesčiai yra tušti. Jis viską palieka, pasikviečia juos, Paulių ir Silą, į svečius, pats priima krikštą, pasikrikštė visi jo artimieji. Ir būtent tas pasiprašė šviesos. Maldoje labai kviečiu irgi prašyti šviesos ir išminties. To tikrai mums niekada nepritrūksta. Ir tie tamsus tam tikrai mūsų gyvenimo keliai, mūsų gyvenimo atkarpos momentai yra reikalingi. Manau, galbūt pagal pavadinimą čia atsidūrėt, bet tai, ką išgyveni, tai yra reikalinga. Aš iš savo patirties, ką galiu pasakyti, manau, kad stipriausiai mane paveikė sunkus gyvenimo etapai. Jie mane padarė tokį, kokiu esu. Galbūt suformavo, davė daugiausia patirties. Ir be šviesų, be tamsos mes negalim patirti ir įvertinti šviesą, kurią gauname. Tad manau, kad labai gražiai ištrauka, dar kartą pakartosiu, tai Apaštalų darbai 16 skyrius 25 eilutė. Apie žmogaus išgelbėjimą, prisikėlimą, ar ne? Jis pasiprašė šviesos, jis prisikėlė, nes jis savo gyvenimą pasmerkė. O gyvenimas, kaip mes žinom, yra šventas. Nesvarbu, nuodėmingas tu ar nenuodėmingas, kiekvieno žmogaus gyvenimas yra šventas. Tavo ir kito niekada negalim nuvertinti, bet tik šlovinti, tik dėkoti Dievui, tik saugoti kiekvieno gyvenimą. Tad tiek būtų apie šitą pasidalinimą. Ačiū Jums visom. Sveikinu prisijungusius pasiklausyti eilinio apmąstymo. Ir kas gal klausėsi mano pasidalinimą apie laimę, tai tikriausiai atsimenu.